Šiandien pradedame trečiąjį skyrių Darbas Lietuvoje. Keliaudami po Lietuvą, ne viename mieste, miestelyje ar kaime galime regėti statybas. Vadinasi, Lietuvos ekonomika gerėja. Štai ir šitame paveikslėlyje mes matome Mažeikių naftos gamyklą. Tokių gamyklų, didelių, našių Lietuvoje yra ne viena. O jei žmonės turi darbo tose gamyklose ir fabrikuose, vadinasi, jie gauna pinigų, kuriuos leidžia buičiai, maistui, pramogoms, laisvalaikiai. Šiame skyriuje sužinosime, kaip plėtojosi Lietuvos ūkinis gyvenimas, pinigų sistema, kaip keitėsi žmonių verslai, darbuotojų teisės ir kitos darbo sąlygos. O baigdami skyrių atliksime tokį darbelį. Pasirinksime pristatyti kokį nors Lietuvos verslą. Galime pasirinkti sritį, kurioje dirba mūsų tėveliai, artimieji, pažįstami. Tai gali būti verslas, kuris labai svarbus jūsų gyvenamai aplinkai. Tada susipažinsime su to verslo istorija, kaip jis paplitęs Lietuvoje, kokie yra ryšiai su kitom įmonėm, kokios darbuotojo sąlygos ir žinoma, kokia ateitis šito verslo Lietuvoje. Bet apie tai po to, kai susipažinsime su viso skyriaus medžiaga.